Ir mes pradedam. Labas vakaras dar kartą tiems, kurie esate čia ir sveiki visi, kurie klausote įrašo. Šiandien susitinkame antrai skaitai šitos mažos serijos, kuri vadinasi, ką žmogui suteikia šaknų pažinimas. Praėjusį kartą kalbėjom daugiau konkrečiai apie genealogiją, dabar ir toliau apie genealogiją, bet šiek tiek iš dalies ir apie šitą daugiau, dėl to, kad kalbėsim iš praktinės pusės, o praktinis pažinimas, būtent, sakykime, to, ką mums papasakojo žmonės, ką mums gali parodyti žmonės, leidžia mums pažinti šiek tiek daugiau. Ne tik konkrečiai genealoginės informacijos gauti, bet ir tai, ką mes jau dažnai laikome už genealogijos ribų. Na, tai pažiūrėsim, kaip mums šiandien pavyks. Jeigu kils klausimų, kokių tai iškart rašykite į susirašinėjimą ir būtinai stengsiuosi juos atsakyti paskaitos pabaigoje. Iškart noriu įspėti tuos, kurie praėjusį kartą dalyvavot paskaitoje arba klausėte įrašo, kad kai kas šiek tiek kartosis, dėl to, kad yra naujų žmonių, bet bus labiau išplėsta. Tai tikiuosi, kad labai neatsibus. O mes pradėkim. Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad šaknų pažinimas yra keistas procesas. Ko gero, reikėtų pasakyti taip. Dėl to, kad jis nėra dažnai apibrėžtas kažkokiu konkrečiu laiku, yra sudėtinga padaryti greitai, kad ir kaip mes norėtume, ir kiekvienas esam skirtingoje to kelio atkarpoje. Tai šį vakarą noriu paprastai, be kažkokių ilgų filosofinių išvedžiojimų, pasidalinti šiek tiek pasiūlymų, patarimų, kaip tą kelią palengvinti, nesvarbu, kuriame taške mes bebūtume, ir iš tikrųjų galėtume leistis arba gilinti tą savo šaknų pažinimą. Na ir kai išgirstate žodį šaknis, aš įtariu, kad kiekvienam kyla kokia nors skirtinga mintis, skirtinga asociacija. Na, parašykite susirašinėjimą. Kas pirmiausia ateina į galvą, kai išgirdate žodį šaknis? Man mokiniai mokyklose kartais sako, kad jiems pirmiausia ateina mintis apie dantų šaknis, kas savotiškai irgi yra susiję. Arba apie medžio šaknis. Ir vėl mes grįžtam prie tos, sakykime, medžio simbolikos. Bet šaknis, kaip praėjusį kartą stengiausi akcentuoti, iš tiesų yra dar plačiau, negu mes įsivaizduojame. Na ir aišku, mes kalbame metaforiškai, kartais mane auklėja. Sako, tu turi konkrečiai kalbėti, ne kažkokiom čia metaforom. Bet man atrodo, kad šaknis yra labai tikslus įvardyjimas. Ir jeigu mes sakom, kad medis negali augti be šaknų, jis jau ne medis, o pagalys. Tai ar žmogus be šaknų yra žmogus? Čia jau yra turbūt filosofinis klausimas. Kai mes nebežinome, iš kur esame kilę, kai nebežinome, kas buvo prieš mus, mums gali pasidaryti sunkoka gyventi ir galim tapti lengvai pastumiami. Taigi, keliaukim. Na, tai šaknimis mes galim laikyti genealogiją, galim laikyti protėvius, bet ir tai, ką jie mums paliko. Paveldą, kultūrą, ir kartais žmonės nesupranta, kodėl aš taip sujungiu. Genealogiją ir paveldą, genealogiją ir šokius, dainas, tradicijas, šventes. Bet tai yra tikrai labai surišta, jeigu mes pažvelgiam šiek tiek plačiau ir atveriam tą savo žvilgsnį. Ne tik į siaurą dalyką, kad genealogija tai vardas, pavardė, data ir vieta, ir tada, kada gimė, ženijosi, vaikus gimdė ir numirė, bet ir daugiau. Kaip gyveno, kur gyveno, kokios buvo sąlygos, kokie gyvenimo įvykiai, kas buvo svarbu, kokių tradicijų laikėsi, ko užsiėmė, kur buvo talentingi. Tai yra mūsų ta gyva istorija, kurios kartais visai mažai te pažįsta. Tai jeigu reikėtų pasakyti, ką suteikia mums būtent šitas šaknų pažinimas, tai sugrįšim prie panašių punktų kaip ir praėjusį kartą, bet šiek tiek noriu papasakoti daugiau. Pirmiausia, suvokimą, kad nesame vieni. Ir šiais laikais yra šiek tiek turbūt sudėtinga tai įsisąmoninti, nes norim būti labai nepriklausomi, niekam nieko neprivalėti,
Kita vertus, esam ir vieniši, kartais nerandam to ryšio su žmonėmis ir žinojimas, kad fiziškai esu susijęs ir mūsų šaknys bendros, kartais labai pagelbėja ir net išgelbėja. Žmonės būna ieško atsakymų ir staiga sugalvoja, kad reikia pasidomėti savo giminės istoriją, savo giminę, susipažinti su giminaičiais ir kažkas gyvenime pradeda keistis. Na, mistika ar ne, tai čia jau kiekvieno mūsų pasirinkimas, kaip galvoti. Ir ne tik nesame vieni, bet vieni kitus ir veikiame. Kad ir kaip nenorėtume kartais to pripažinti. Kitas punktas, kad šaknų pažinimas, tiek tiesiog genealogijos, tiek plačiau mums gali suteikti atsakymus į klausimus, kurie prasideda kodėl. Ir šioje vietoje aš dažnai klausiu žmonių, ar yra jūsų šeimoje ar giminėje toks žmogus, kuris jūs erzina, be proto erzina kažkokią savybę, kažkokiu poelgiu, savo reakcijai į tam tikrus dalykus. Ir tada žmonės pradeda linksėti arba šypsotis. Ir tada klausiu, o ar pagalvojate, kodėl tas žmogus yra toks iš tikrųjų, kodėl jis toks tapo, kur yra priežastis. Kartais ta priežastis gali būti keliose kartose atgal. Ir kartais galbūt kyla klausimas, o kodėl, jeigu, sakykim, ten mano sesuo, jinai kitokia negu aš. Na, tai čia jau galim kelti tą klausimą, kodėl vieniems persiduoda vieni genai labiau, kitiems kiti mažiau, kodėl ligos vieniems, o ne kitiems. Tai čia jau vėlgi filosofiniai klausimai, bet atsakymus į klausimus, kodėl mes kartais galim sužinoti visai netyčia, net nebandydami to aiškintis. Ir aš turiu jums istoriją. Kai kam šitą nuotrauką, ko gero, kelia visai geras emocijas. Atsisėstumėt ir žiūrėtumėt gražu, fotoaparatą išsitrauktumėt, vienu žodžiu. Kitiems būtų tikrai nejauku atsidurti tokioje vietoje ir sakytumėt, kad reikia bėgti kažkur, slėptis į vidų ir tikrai jau nestebėti šitą audrą. Ir ta skirtinga reakcija turi pagrindą. Ir paprastai, jeigu paklausinėjai žmogų daugiau, tai paaiškėja, kad tie, kurie bijo, turi kokią nors istoriją. Arba gal tos istorijos net ir tiksliai nežino, bet kažkas ten yra. Tai mano istorija yra tokia. Kai aš augau, tai visada, kai tik pradėjau vaikščioti ir kalbėti, žinojau veiksmų planą, ką daryti, kai prasideda perkūniai. Žodžiu, reikia vienkiemis, reikia uždaryti langus, duris, išjungti elektrą ir, žodžiu, nestovėti prie lango ir taip toliau. Prie rozečių nebūti. Kai pradėjau eiti į mokyklą, vis nepasitaikydavo, kad ta perkūnija būtų pamokų metu, bet vienas iki pasitaikė. Aš tuo metu mokiausi Klaipėdoj ir tiksliai atsimenu kabinetą, kuriame buvau, buvo atidarytas langas ir prasidėjo griūsti. Ir sakau, uždarykim langą. Į mane žiūri. Sako, o tai kam? O kas tau yra? Aš bandžiau paaiškinti, kad dėl saugumo reikia uždaryti langus, visą kitą. Jie manęs nesuprato. Tai pripratę, kad ten daugiabučiuose yra žaibolaidžiai ir panašiai. Galvoju, gerai, vadinasi, ne visi žmonės bijo perkūnijos. Neatsimenu, kaip ten baigėsi tuo langu, turbūt jis liko atidarytas. Bet buvo pirmas toks supratimas, aha, vadinasi, žmonės elgėsi skirtingai, kai prasideda perkūnija. Ir po daug metų susipažinau su savo antros eilės pusseserė, kuri man pasakojo. Jinai vyresnė ir dar bendravo su mūsų promočiute. Ir Žemaitijos kaimas vadino Babūnė. Sako, Babūnė eidavo iš proto, kai prasidėdavo perkūnija, suvarydavo visus į trobą, uždarydavo viską, elektrą išjungdavo ir vos ne vidury kambario sėdėk, nes prie langų negalima. Sakau, negaliu patikėti, tuos pačius sakinius aš girdėjau, tai gal ne taip aštriai, bet šiaip tai keista dėl to, kad mano močiutė ir jos močiutė 40 metų nebendravo, tiesiog taip nutinka giminėse. Ir ko gero tos istorijos daugam žinomos. Labai įdomu, galvoju. Ir kaip tik tuo metu turėjau tokią gyvenimo dovaną dar spėti susipažinti su tos promočiutės viena iš seserų. Ir jinai pasakodavo daug istorijų ir vienas iki sako, žinai, mano
mamos, vadinasi, mano propromočiutės brolis, pats jauniausias brolis, dirbo laukuose. Jį užklupo audra, jis dirbo išsivedęs 2 arklius, tai jį tam vietoj su tais arkliais ir nutrenkė. Man jau šiurpas eina, bet galvoju gerai, ramiai. Žinau, kad legendos kartais nepasitvirtina, reikia tikrinti, gal kažką netai prisimena, gal ten koks kitas žmogus buvo, jie juk ten nedalyvavo. Jie pasakoja su detalėm, kaip jie perpasakojo, jos vyriausias sesuo jau buvo vaikas, ten ar 4 metų, kaip jie atrodė, kad kai pasodino moteris pervilkti tam Jonukui 20-mečiam jaunuoliui marškinius pradegusius, tai tam vaikui atrodė, kad jis atsigavo. Žodžiu, visa ta suirutė chaosas. Ir aš grįžtu namo, galvoju, ieškosiu, ar tik nuo ko mirė tas Jonas. Ir randu, kad Jonas 1915 metais mirė nuo žaibos. Ir čia paskutinis taškas istorijoje, kaip pasidaro aišku, kodėl toje giminėje, ypač moterys, nes tuo metu buvo moteris, ten vyrai buvo, kas paimtas į kariuomenę, kas dar kažkur, bijo perkūnijos ir viską daro, kad tas nepasikartotų. Tai vieną kartą prie manęs viena moteris po paskaitos ir sako, o ar kas nors pasikeitė, kai supratot, kame čia reikalas. Tai iš tikrųjų tas suvokimas kartais padeda nuimti įtampą ir atrodo nebe taip baisu. Nes tos baimės jos kartais eina kartai iš kartos, mes esam taip išmokę ir kitą kartą mokom, o po to, kai nuimam tas emocijas tokias, tai pasirodo, kad gal saugumo laikytis reikia, bet nėra taip baisu, kaip atrodė anksčiau. Tai aš niekada negalvojau, kad aiškinsiuosi, kodėl mano giminė bijoma perkūnijos, bet netyčia pasisekė šitaip. Ir tų istorijų, jeigu paieškotume, kiekvienas turime. Kartais tik nesuvedam tų galų ir galima labai viską mistifikuoti, galima apipinti dar labiau legendomis, bet viskas yra tiesiog paprasta. Mes kartai iš kartos kažką perimam, o kartais yra ir dalykų, kuriuos paaiškinti šiek tiek sunkiau. Na ir yra ta jau anekdotinė tapusi situacija, nežinia, jinai turi pagrindą ar tiesiog kažkas ją sukūrė, iliustruoti būtent šitam reiškiniui. Sako vyras žmonai, klausyk, o kodėl tu, kai kepi žuvį, visada uodegą jai nukirti? Žodžiu, kepa žuvį, o uodegą nukerpa. Sako, mano mama taip darė, močiutė taip darė ir aš taip darau. O paaiškėjo, kad močiutė didesnės keptuvės neturėjo. Tai tokių kuriozinių situacijų gali paaiškėti. Na, bet jeigu grįžtume prie rimtesnių dalykų, tai šaknų pažinimas mums suteikia galimybę lengviau ir labiau priimti praeitį, istoriją, žmonės ir įvykius. Ir kartais tai gali būti labai sudėtinga. Neatsimenu, ar praėjusį kartą pasakojau apie vieną močiutę, kuri niekaip negalėjo susitaikyti ir pyko visą gyvenimą ant savo senelio. Pasirodo, jinai taip žiūri mane ir aš galvoju, kodėl jinai ant manęs pyksta. O staiga susikaupia ir sako, ką man tokie seneliai, kurie mums vaikams pieno pagailėdavo, aš nenoriu jų net prisiminti. Žinai, tų vardų neprisimenu, o jei ir prisimena, tai niekam nesako ir viskas. Reiškia, apie 80 metų žmogus pyksta, o dėl ko ten to pieno negalėjo įpilt, ar jo per mažai buvo, ar ką užtrukus, ar serganti, ar visą pieną parduodavo, kad išgyventų, jau mes ir nesužinosim. Tai tas priėmimas jis yra labai svarbus. Tiek ruošiantis ieškoti ir tyrinėti, tiek jau tyrinėjant, nusiteikimas šitas ir kartu, kai mes aiškinamės atsakymus, tą padaryti darosi vis po truputį lengviau. Nors paaiškėja kartais tokių dalykų, kur gali užtrukti ne 1 metus, kol mes sukramtysim, kaip sako, suvirškinsim, bet kažko galime išmokti ir gal pasiaiškinti, o kodėl taip nutiko. Na ir tas šaknų pažinimas apskritai leidžia mums aiškiau suvokti bendrą istoriją. Nesvarbu, ar tai yra krašto istorija, ar šeimos, ar krašto, ar miestelio, ar tautos, ar pasaulio. Nes viskas telpa vienas į kitą.
tarsi tokios smulkesnės dalys. Suvokti kultūrą, kurioje esame gimę ir augome, suvokti paveldą, pasaulio įvykius, būtent per tą asmenišką patirtį, per savo šeimos, giminės patirtį, per savo krašto gyventojų patirtį. Na ir aišku, šiek tiek paslapties tame yra. Ir kartais mums būna sudėtinga išsiaiškinti. Pavyzdžiui, paaiškinti tokias legendas. Kažkas gavo iš caro žemės. Arba, sakykime, dingo be žinios, nežinia kur pasidėjo, po to paaiškėjo, kad antrą šeimą Amerikoje sukūrė. Na, tų paslapčių kiekviena šeima yra. Bet apskritai, jeigu nagrinėjame ir pradedam pastebėti pasikartojimus, tai pasidaro dar keisčiau, nes kažkas kartojasi. Tai aš vieną kartą paklausiau žmonių genealogijos grupiai, ką esate pastebėję. Tai ne viską juk žmonės nori rašyti, bet iš tokių labai paprastų, konkrečių, tai yra situacijos štai tokios. 3-4 kartuose panašių metų miršta tėvas. Arba kelių kartų vaikai lieka našlaičiai. Tos pačios gimimo dienos. Įdomus variantas buvo giminės atstovai gimsta ir miršta tik poriniais metais. Kas antroje kartoje pirmas sūnus Jonas, reiškia ne kiekvienoje, nes Jonų giminių mes turbūt visi žinom, kur 5-6 Jonai iš eilės. Kas antroje kartoje, tai sako paskutinis, kuris turėjo būti Jonas, buvo sulaužyta tradicija, pavadino Sigitu gal, bet antrą vardą vis tiek davė Joną. Tai tokių ir sąmoningai padarytų pasikartojimų, ir nesąmoningai pasitaiko. Bet būna ir tokių keistesnių. Tai čia šitai nuotraukoje esu aš, kai buvau vaikas. Ir kai kas sako, tu čia pritempinėjai su šitą istoriją, bet kam reikia, tas supras. Žodžiu, kai mano senelis buvo maždaug 5, buvo karo metai. Ir jie su vaikais žaidė su šaudmenimis, kažkokiais sprogmenimis, žodžiu, rado ir žaidė. Ir jau suprantat, kas bus. Kažkuris sprogo, pakliuvo skeveldros į akį, pirštus nutraukė, galvoje įstrigo, kojoje įstrigo, žodžiu, reikia operuoti. Išvežė operuoti, sutvarko, bet labai ilgai gyjo, labai kankinasi, visą gyvenimą sakydavo, kodėl man taip atsitiko, aš turėjau tiek kankinimų. Kai mano mamai buvo panašiai metų, tai jai pervažiavo kojas motorinis dviratis. Tai nieko tokio kardinalaus nenutiko, tik kad sužeidė, ilgai gyjo, na žodžiu, vėl tokia trauma. Kai man buvo panašiai metų, mes gyvenom vienkiemy ir nuo vartų iki kiemo buvo atstumas, kurį reikėdavo arba nueiti, arba nuvažiuoti. Ir aš kartais mėgdavau parbėgti. Aš išlipu iš mašinos ir bėgu. Ir aš sėdžiu, tėtis atsidaro vartus. Staiga sugalvoju, kad man reikia bėgti, o jis jau spaudžia gazą. Tai jisai spėjo sustabdyti ir aš nepalindau po ratais. Ir galima sakyti, čia atsitiktinumas. Bet tokie sutapimai kartais pasitaiko. Ir, sakykime, iš keistesnių tokių istorijų, kurias esu girdėjus, tai sako, tėvas ir sūnus to paties amžiaus atsidūrė tame pačiame užsienio mieste. Kažkas tokio keisto, kažkokia trauka. Kita vertus ir kartais būna žmonės parašo, sako, aš tau dėl statistikos, apie baimės. Buvo giminėje atveju, pavyzdžiui, kai nutrenkė elektra, bijom net piemens. Buvo giminėje atveju, kai nutrenkė žmogų stovintį autobusų stotelį, bijo stovėti autobusų stotelį, visą laiką jaučiasi neramiai ir nori greičiau išeiti iš ten. Tai ar mes sakytume, kad tai yra sutapimai? Galbūt. Kartais žmonės taip sako. Yra dalykų, kurie yra už mūsų suvokimo ribų, tai aiškinasi mokslininkai, psichologai, įvairūs tyrinėtojai. Yra knygų ir dabar jau yra knygų ir lietuvių kalba išleistų. Tai galima to pasidomėti, bet dėl ko aš apie tai kalbu? Ne dėl kažkokios gilios filosofijos, o dėl to, kad šitie pastebėjimai kartais mus užveda ant kelio tolesniam tyrinėjimui.
Mes pradedam apie tai galvoti, o kas čia buvo, čia taip, čia kitaip. Genealogija intuicija kartais labai pasitarnauja. Kad ir kaip keistai skambėtų, kartais mes randam tarsi netyčia. Taip sugalvojam kažkur patikrinti. Tai tas toks pasiekimas, o kokios istorijos yra gyvos mūsų giminėje, leidžia mums žengti toliau. Ir tas savo šaknis pažinti dar kitų kampų. Na, pasikartokim. Genealogija, jeigu mes vertinam kaip įrankį pažinti savo šaknims, kyla iš senųjų tradicijų, ką praėjusią kartą jau kalbėjome, iš protėvių kultų, sakykime, galime žiūrėti net jau į religinį laikotarpį, į religinės knygas, kur visur bus paminėta, kad kažkas yra kažkieno sūnus. Ištraukos iš Biblijos, pavyzdžiui. Turim Jėzaus Kristaus genealogiją. Toliau, kas jau mums arčiau, tai kilmingų šeimų genealogijos, kur, sakykime, pačių tokių ryškiausių šeimų gali būti ištisas bibliotekos, na čia jau kalbam apie Europą, ko gero visą, bet yra išlikusios informacijos ir Lietuvos kilmingų šeimų tikrai daug ir galima nemenkai patyrinėti. Valstiečių, dėl ko? Ar valstiečiai reikėjo giminės medžio? Jis neturi ką perduoti, per daugiausiai, neturi titulo, tiesiog paprastai atsidalino pagal paprotinę teisę ir tiek. O kilmingos šeimos jau turėjo žiūrėti, kas ten kam priklauso ir kokia čia ta eiga, na ir garbės klausimas, kad žinotum, kas yra tavo protėviai. Tai čia jau tai, ką mes įsivaizduom, jau arčiau tos genealogijos, kaip raižomos schemos, fiksuojami tie įvykiai ir taip toliau. Bendrai genealoginiai tyrimai Lietuvoje yra keistoje stadijoje. Dėl ko aš taip sakau? Nes nėra pripažinta kaip oficialus toks atskiras mokslas, tai yra pagalbinė istorijos disciplina. Ir kartais būna sudėtinga žmonėms paaiškinti, kodėl to reikia. Bet vis dėlto iniciatyvų yra ir savanoriškų žmonių iniciatyvų ir atskirų sričių mokslininkai, kurie tarsi nėra tiesiogiai šitos srities atstovai, irgi stengiasi ir parašyti straipsnių, kažkaip įtraukti ir tą mokslinę bendruomenę ir studentus pamokyti. Na ir aišku, archyvaro tarnyba irgi juda labai gerą linkmę mums, kad mes galėtume gilintis į savo šeimos istoriją ir per tai labiau pažinti bendrąją istoriją ir tai, ką mums paliko protėviai. Na, jeigu žiūrime skaičius, tai štai. 7 kartuose tiesioginėje linijoje mes turim 127 žmonės. Dėl ko 7, nes vienas aš, ir ne, pirmoji karta. O toliau 4095. Žmonės išgąsdina šitas skaičius, pradedam galvoti, kiek čia gali būti kartų. Iš tiesų skaičius vėlgi gali nustebinti tik 12. Tik 12 kartų, jeigu galvosim, kad nebuvo susituokusių tolimų giminaičių. Greičiausiai buvo, tas skaičius bus mažesnis, vis tiek nemažas. Vadinasi, kaip turėjo susiklostyti viskas tokiu tikslumu, kad mes iš vis būtumėm gimę. Ir tai skundžiamės, nepatenkinti esam, bet galėjom ir nebūti, galėjom šį vakarą nesusitikti. Tai iš tiesų tas gyvenimas mūsų įdomus. Bet čia mes kalbam tik apie tiesioginę liniją, be brolių seserų, pusbrolių pusseserų. Aš kartais sakau žmonėms šitaip. Tai įsivaizduok, jeigu bent vienas iš tų protėvių būtų buvęs kitas, tai jau tavęs galėjo nebūti, bet įtaką turėjo tai dar ir žmonės iš šono. Atėjo pas kokią seserį ar tetą patarimo prašyti. Man čia du peršasi, už kurio čia man ženytis dabar. Tu žinok, tas ten toks aplėvės, jisai ten geria ir panašiai, tu ženinkis už to kito. Būtų nepaklausius? Būtų be mes nebuvę, būtų kažkas kitas. Žodžiu, tikrai yra įdomus dalykai, kaip pagalvojam. Kaip viskas turėjo susiklostyti. Na ir visą tai gali atsispindėti mūsų giminės medyje. Tai čia yra giminystės ryšių schema, kurią aš pati sudariau. Tikiuosi, kad ateityje pavyks ją patikslinti. Bus matyt. Bet įdomiausi tai variantai yra tokie, kur mes nežinom, kaip pavadinti, pavyzdžiui, senelių sesės. Lietuvių kalbos komisija siūlo protėtė. Kaip pavadinti, pavyzdžiui, tėvų pusbrolius. Jau kaip ir mums neaišku. Tai aš tiesiog padėliojau teoriškai, kaip mes galėtume
paaiškinti tą giminystę, nes tikrai būna dažni tie atvejai, kai susitinkam su giminėm, na, įsivaizduokim, laidotuvės. Dėdė Dariau, tu esi va šitaip ir taip ir taip. Nesupratau. Dar sykį. Tu esi ten mano močiutės. Tai šitie pokalbiai tikrai yra dažni ir turbūt kiekvienai giminiai pasikartoja. Bet kad aiškiai suprastume, kas vieni kitiem esam, tam ir reikalingas mums tas giminės medis. Na, tai veiksmų planas, sugrįžkim prie jo. Veiksmų planas paieškoms galėtų atrodyti taip, bet dažniausiai ne. Tai šiandien mes dėmesį telkiame į dalį šito plano, į tai, kas yra dabar. Į gyvąją atmintį, giminaičius, lankymą kaimų, kapų ir taip toliau. Tai mes, žinoma, pradėsim nuo klausimo savo, ką žinau aš. Ir vienas iš geriausių pratimų, kurį galime atlikti patys, yra paskirti valandą ar dvi ir parašyti tiesiog viską, ką prisimenam. Ranka, labai griežtai sakau, ne kompiuteriu, ranka. Dėl to, kad visai kitaip tą informaciją priima mūsų protas ir mes galime aiškiau suvokti, kai perkeliame visą tai ant popieriaus. Žmonės išsigąsta, gali galvoti, tai aš nieko neprisimenu. Rašyk apkalbas, viską, ką girdėjai, viską, ką prisimeni. Tai čia gali būti pirminis žingsnis, kai atrodo, kad nėra nuo ko užsikabinti, arba taip visko atrodo sukas tos mintis, kad nežinau, kur dėti tą tašką. Susirašykim viską, ką žinom patys. Na, o tada jau keliausim prie to, ką žino kiti. Bet. Kas bet? Prasideda įvairios probleminės situacijos. Tai pamėginkim šiandien jas paanalizuoti. Pirmas prieštaravimas, kurį girdžiu iš žmonių, kai sakau, reikia išsiaiškinti, ką žino kiti, tai yra, nėra kieno paklausti. Na, tarsi, aišku, jau senosios kartos žmonės išmirė ir nebėra kieno klausti. Kas toliau? Nepavyksta rasti informacijos. Na, nerandu už ko užsikabinti. Būna dar ir tai, kad sudėtinga priimti savo giminės istoriją ir, sakykime, su tam tikrais giminaičiais nenorim kalbėtis, kažkas gal įvykę anksčiau ir buvo ryšiai nutrūkę ir panašiai. Dar viena situacija, kai giminės nesupranta arba netgi nepriima to, ką mes norim nuveikti, arba nepriima, tiesiog neleidžia atvažiuoti. Tai dabar mėginkim pasiaiškinti, kaip mes galim savo palengvinti gyvenimą. Ir tarsi viskas būtų savaime aišku, bet kartais mes tiesiog nepagalvojam. Jeigu nėra kieno paklausti, pirmiausia, tai užbėgant įvykiams už akių, jeigu dar yra kieno paklausti, tai naudokime progą ir viską fiksuokime, nes po to galim gailėtis ir sakysim, nebėra. Kaip reikėtų tą padaryti? Viską įrašinėti. Kiek tik įmanoma filmuoti, įrašyti garso įrašus, jei tik leidžia, žodžiu, tą darom. Savo reikmėms pasakom, kad neskelbsim ten kažkur ir panašiai, bet kad turėtume dėl to, kad pirmiausia, jeigu galvojam, kad spėsim užsirašyti, tai nespėsim, nes bus ne tas galvoj. Jeigu galvojam, kad prisiminsim, neprisiminsite, tikrai, garantuoju. Nes, pavyzdžiui, pasidarius įrašą, kai prie jo sugrįžti 10 kartą, vis tiek išgirsti ką nors naujo. Buvo kitur dėmesys. Ir vis galim grįžti, klausytis ir turėsim ką nuveikti. Svarbu daryti įrašus. Ir bus ateities kartoms močiutės, promočiutės balsas. Tai reikėtų išsisaugoti. Toliau. Jeigu jau nebėra tarsi, močiučių nebėra, močiučių seserų brolių nebėra, ieškom giminių. Gal skamba juokingai, kaip ieškoti ligų, taip ieškoti giminių. Bet iš tikrųjų, jeigu mums pavyks surasti senelių, pusbrolius, pusseseres, tikrai jų dar yra, visada būna jaunesnių. Jeigu mums pavyks surasti kokias nors tolimas tetas, mes galim labai daug sužinoti. Mums atrodo, kad čia jau jie mums labai toli, bet toms senosioms kartoms jie nebuvo taip toli. Ir gali būti, kad yra žmogus, kuris tiesiog rinko viską. Vat aš palieku raštelį kapinėse, man paskambina močiutės pusbrolis. Dabar mes su juo nebendraujam. Kažkaip
nesusiklostė, bet jis priėmė į svečius ir sako, aš visas nuotraukas, kokias radau, laikau, saugau, gražiai, nebuvau mačius tvarkingesnių albumų. Jeigu kažkam buvo svarbu atsiųsti iš tos ten kokios Amerikos, kodėl aš turiu išmesti? Vadinasi, čia kažkas svarbaus. Tai iš tikrųjų kartais mes net neįsivaizduojam, kas gali būti. Ir tų tolimų giminių paieškoti tikrai verta. Ir atsiras, kas priims. Kitas dalykas. Kartais, ieškodami kažko toli, mes pamirštam apsižvalgyti, kas arti. Ir verta paklausti ne tik vyresnių, bet brolių seserų, pusbrolių puseserių, net savo vaikų. Nes gali būti, kad jie kažkada vaikystėje girdėjo tai, ko jūs nebeprisimenate arba jums niekada nepapasakoja tėvai, bet kaip seneliai jie anūkams papasakojo. Dėl to kalbėtis labai, labai svarbu. Kol galim, kalbėkimės. Jeigu nepavyksta rasti informacijos, kad turėčiau už ko užsikabinti, kad galėčiau čia pasiklausti, kad viską galėčiau sujungti, tai aišku, pirmas žingsnis tai mokytis. Ir kartais būna žmogus išklauso paskaitų, ten, nežinau, 10-20. O tai nuo ko man pradėti? Vadinasi, bijo žengti tą pirmąjį žingsnį, prisiklausė, bet nepritaiko. Tai čia jau, žodžiu, reikia tiesiog prisiversti, žengti tą pirminį žingsnį ir išmokti. Tiesiog ieškoti, nesiseka toliau ieškoti. Ir visi mes tą esam praėję. Na ir aišku, reikia pasiaiškinti, ar iš vis dokumentai egzistuoja konkrečiam laikotarpiui, konkrečiai vietoviai. Gali būti, kad nerandam, nes nėra. Tada reikės ieškoti kitokių šaltinių. Tai čia irgi svarbus. Na, kai sudėtinga priimti, tai čia jau yra mūsų pačių bėda. Ar ne? Ir tiesiog jau čia yra darbas su savim, apgalvoti, padaryti išvadas ir priminti savo, kad praeities mes pakeisti negalim, galim tik pasižiūrėti ją ir mes negyvenom tada, kai jie gyveno, nežinom, kodėl kažkas kaip nors pasielgė, galim bandyti sužinoti. Tiesiog pagalvoti, kodėl taip galėjo pasirinkti, bet už juos nenugyvensim ir kalties už juos prisimti irgi negalim, galim tik tais mėginti suprasti, kas ten įvyko ir kodėl, kame reikalas. Jeigu giminės nesupranta ir nepriima, tai potėme iš čia nauja, ko tikėtis pradėjus ieškoti giminaičių. Pirmiausia, galim sulaukti pasipriešinimo ir nesupratimo. Taip labai dažnai bus. Ir nebus niekada, kad 100% visi giminaičiai pasitiks mus išskėstomis rankomis ir sakys, valio, kažkas sudarinėja giminės medį. Kokie yra vaistai? Pirmiausia, kantrybė. Jeigu, sakykim, priešinasi, sako, tai kam čia tau to reikia, o tai ko tu čia nori, bet priima į svečius. Tai vis tiek važiuojam. Kantriai. Jeigu dar nepriima, dar nori įsitikinti, arba ne viską dar pasakoja, ne viską dar rodo, labai kantriai, skirti laiko, neskubėti, kad greitai man dabar papasako, kad aš tik valandą turiu, esu labai užimtas žmogus, neišeis. Visą dieną paskyriai ir žiūri, kaip sekasi. Žodžiu, čia pirmasis dalykas. Antras dalykas. Be galo svarbu yra suteikti žmogui tą pasitikėjimą, kad nepradanginsi, nes yra žmonių, kurie gal ir nesudarinėja ten kokių medžių, nerenka taip jau tos informacijos nuosekliai, bet saugo nuotraukas ir dokumentus, kuriuos turi. Ir jeigu mes suteiksim jiems bent vieną abejonę, kad kažkur pradanginsim, išsivešim ir negražinsim, tai viskas gali ir baigtis tuo, kad nebeparodys. Ir tiesiog galim pasakyti, kad tik parodykit, aš nusifotografuosiu, neišsivešiu. Po to, jeigu žmogus pradeda pasitikėti, pradeda bendrauti, būna, kad galim paprašyti, ne, kad ar galit duoti, aš parsivežti, noriu kokybiškai nuskenuoti. Bet tada iškart reikės nuvežti. Tiesiog, kad tas pasitikėjimas, jisai užaugtų, ypač jei tai yra nauji žmonės. Daug ką nuleisti juokais ir kartais
Matau, kaip tyrinėtojai taip vargsta, nes taip susireikšmina. Atsiprašau, bet tikrai taip yra. Taip susireikšmina, kažkas ten pasijuokė, kažkas pasakė, kad čia nesąmonė. Ir taip ir anaip. Ir ką iš to jūs išpešėte? Jeigu jūs dabar taip įsiskaudinot, kad negalite su tuo žmogum kalbėti, nors jis su jumis kalbėjo, tik nesuprato, ko jūs norit, bet rodė viską. Tai gerai, nuleisti juokais. Aš, pavyzdžiui, visą laiką, kai pradėjau, sakydavau giminėm, tai jūs juk žinot, kad mes tokie žmonės priplaukę keisti, rūpi mums čia visokie keisti dalykai. Ir jie pasakoja. Nereikia susireikšminti. Na ir kartais būna situacijų, kai verta sulaukti. Nes būna, kad nuvažiuoji pas žmogų. Po 2 metų nuo to, kada susipažinai, pradeda pasako tokius dalykus, tai taip ir nori sakyti, dėdė, o tai kur tu buvai? Kur tu buvai anksčiau? Vat nebuvo žmogus pasiruošęs papasakoti, o po to pasiruošė. Nusiteikė. Atėjo laikas. Tai va, kantrybė. Kalbame su visais, kurie tik tai sutinka kalbėtis, nesvarbu, jie mums patinka ar ne, ar jie čia labai jau maloniai mus priima ar ne. Dar vienas svarbus dalykas, tai kad apgalvotume, ko klausim. Ir nebūtų tik tais, kad paklausiau datos ir vardo ir daugiau nežinojau, ko paklausti. Ir kantriai. Laukiam, kol patikės, kad nieko iš jų nenori ir kol atsivers, kol pasitikės. Va. Na ir jeigu jau tai būna, kad visai nesutinka. Tai ieškom kitų sąjungininkų, kaip sakoma. Ir dažnai tai nėra nieko asmeniško su mumis tiesiogiai susijusio. Tiesiog žmogus, pavyzdžiui, labai uždaras. Buvo, pavyzdžiui, neseniai viena moteris paprašė iš Amerikos, ar gali susisiekti, jis ten mūsų tolimas pusbrolis, mes jo norim paklausinėti. Joms jis neatrašė, man atrašė, sako, aš esu visiškas introvertas, aš nenoriu jokių naujų pažinčių, jeigu jos nori, tegul parašo man elektroniniu paštu, aš nusiųsiu informaciją, kurią turiu, bet nenoriu naujų draugiščių. Tiesiog. Yra, žmonės taip nusiteikia. Būna, kad paskambina arba, sakykim, kreipiesi, sako, tikrai atvažiuokit ir niekada nebepakelia ragelio. Gerai, vadinasi, taip yra. Nieko asmeniško. Jeigu tik telefonu sutinka kalbėtis, tai būtinai tada vėl garsiakalbis, diktofonas, kad turėtume tą informaciją. Tai jeigu visiškas atsisakymas, susitaikom ir galim bandyti duoti laiko. Kaip sako, viltis miršta paskutinė, kartais žmogus po kažkiek laiko sugalvoja, kad visgi gal čia galima pasikalbėti, kažkas pasako, kad čia rimti žmonės, nieko čia neprašo, kad tikrai kilnus tikslas ir taip toliau. Ko dar galim tikėtis, tai pasakojimų skirtumą. Viena teta pasakoja taip, kita kitaip. Buvo kažkas man pasakoja, sako, susėda 3 tetos ir susiginčia, nes visos atsimena skirtingai. Tai pats svarbiausias dalykas yra užfiksuoti visus tuos variantus. Nesvarbu, ar kartu jos ten sėdi, ar kiekviena atskirai pasakoja, viską užfiksuojam, o tada tikrinam šaltinius, lyginam, kas labiau ten tikėtina, žodžiu, kažkokias hipotezes keliam. Labai gerai, jeigu sugebam rasti kažką ant popieriaus patvirtinimui. Na ir tada jau galim daryti išvadas. Bet užfiksuoti viską, visus variantus, kokie tik yra. Nes mes nežinom, kuris yra teisingas. Gal mums labiau patinka kažkuris iš jų, bet tai nereiškia, kad jis yra tiesa. Labai svarbu. Na ir aišku, mes galim sulaukti palaikymą. Ir jeigu sulaukiam palaikymo, tai čia yra didžiausia dovana. Ir tada jau tos žmonės reikia, kaip sako, nepaleisti, draugauti. Nes, žodžiu, kartais būna nedaug to palaikymo ir iš vienos giminės šakos, jeigu atsiranda bent vienas žmogus, kuris norės toliau, pavyzdžiui, bendrauti, arba kuris norės dalintis tą informaciją tiesiog, nes jam džiugu, ne dėl to, kad iš pareigos jausmo, kad giminės atvažiavo. Tai tada džiaukimės, dėkokim ir keliaukim toliau. Dėl DNR testų. Žodžiu, kai mes daromas DNR testus, ko tikėtis, tai reikėtų tikėtis pirmiausia labai realistiškai, kad 90, o gal ir 95% neatsakys, kai bandysit susisiekti.
Ir čia turbūt galioja šitas ir bendrai paieškoms, jeigu mes paliekam raštelius kapinėse, jeigu kažkur ieškom, didelė dalis neatsakys, arba atsakys žymiai vėliau, arba išvis. Ir kad nereikėtų nusivilti, geriau nusiteikti realistiškai, kad mes ieškom tų, kurie norės su mumis bendrauti. Bet kuriuo atveju. Va. Tai pagrindiniai principai, kaip mums reikėtų nusiteikti ir pasiruošti, tai pirmiausia, kantrybė. Nebijoti būti įkyriam, bet iki tam tikro taško, nes yra viena moteris pasakai, sako, aš taip norėjau, kad pristojau prie žmonių ir mes aiškinomės ir jau galų gale nusiteikėm, kad esam giminės, nes taip susijungė visi faktai ir po metų paaiškėjo, kad visgi buvo klaida įsivėlus ir mes nesam giminaičiai. Tai nenueikim visai iš proto, bet ta baimė būti įkyriam kartais yra mūsų perdėta, kad o kaip čia atrodys? Kaip čia aš ieškosiu kažkieno, tai jie manęs nežino. Ne, tiesiog būkim drąsūs, ramiai drąsūs, neperdėtai. Išnaudoti socialinius tinklus irgi yra geras dalykas. Raštelius palikti kapinėse irgi naudinga, jeigu mes ieškom tų giminaičių, norim juos surasti. Na ir tada jau grandinėlės principų ieškosim informacijos. Suradom vieną faktą, toliau ieškosim, toliau, pradėsim rinkti, sakykime, bažnytinius įrašus, vėl grandinėlės principų į praeitį. Ir kartais labai siaurai pasižiūrim, norim apsiriboti, kad ne tik čia aš galiu rasti informaciją, ne tik šitoj teritorijai, ne tik šitas žmogus man gali pasakyti. Labai reikia stebėti sąsajas ir tada gali paaiškėti žymiai daugiau dalykų, negu mes galėjome įsivaizduoti. Ko klausti žmonių, kurie jau mus įsileidžia? Tai praėjusią kartą jau užsiminiau apie tai, bet pagrindinis principas, kurį kartoju, tai yra toks. Klausti kontekstinių klausimų. Ne tik konkrečiai data, vardas, bet kontekstas. Ir kartais žmonės tingi. Tiesiog tingi, per ilgai laiko užtruks. Tai čia jau jūsų problema. Jeigu jūs norite išsiaiškinti, reikės laiko. Ir kai žmogus pradeda, ypač vyresnio amžiaus, pasakoti istorijas, tai kartais iš tų istorijų atsiskleidžia labai svarbi informacija. O prie to dar mes galim aiškiau suvokti, kaip tie žmonės gyveno, koks iš tikrųjų buvo tas gyvenimas, ne tik teoriškai kažkur parašyta, bet iš tikrųjų. Ir geriau suprasti tą žmogų. Tai čia yra tik keli pavyzdžiai. Bet tų klausimų gali būti labai įvairių ir mes galim pasiruošti iš anksto, prisirašyti, apgalvoti. Kartais, aišku, protinga neskelbti tokio kažkokio labai jautraus klausimo nepasiruošus, suformuluoti kaip nors aptakiai, nes būna tų istorijų visokių, skaudžių ir panašiai, kad nebūtų žmogui šoko ir tada jis nebenorės iš vis kalbėtis. Tai reikia tiesiog pasiruošti, padaryti namų darbus. Tai kokie būtų patarimai keliaujant? Mes keliausime per kaimus, į muziejus, į bažnyčias, į kapines. Tai kokie gali būti dalykai, kuriuos mes galime padaryti iš anksto? Tai pirmiausia, reikėtų susirasti tikslės vietovės. Susipažinsiu tos vietos istoriją, o ne tiesiog žinau, kad kažkur ten nuvažiuoju. Tai irgi gerai, kaip pirmas žingsnis, bet jeigu norim ištraukti daugiau, tai reikėtų pasiaiškinti, o kas ten yra. Jei įmanoma, prieš vykstant į tas vietas, jeigu mes tikimės aplankyti kažkokius žmonės, jeigu turim bent kokį šansą surasti ryšį per kažką, reikėtų susitarti, kad atvažiuos toks žmogus, tada žmonės nusiteikia, pasiruošia ir jau būna lengviau. Na ir aišku, kai jau atvykstam į tą kaimą, tai būna visokių dalykų. Reikėtų nusiteikti, kai kurie labai jautriai reaguoja, jeigu ypač žino, kurioje vietoje gyveno tie protėviai, ten koks senelis ar prosenelis. Tai nusiteikti, kad galim sutikti visko.
Jeigu tiesiog pasiruošim eiti į senas sodybas, reikėtų nusiteikti ir kad gali išvaryti. Nesupras, ko mes norim. Žodžiu, būti atsargiems. Na ir vienas iš patarimų, kurių paprastai laikosi ir mokslinio ekspedicijų dalyviai, tai nebūtinai gerai keliauti vienam. Geriau, kad būtų dar kažkas nuo mašinos užklimpimo iki piktų žmonių ar šunų. Žodžiu, geriau tada tai daryti bent jau dviese, kad galėtume vieni kitiems pagelbėti. Jeigu nusprendžiate keliauti į muziejus, reikėtų žinoti kelis dalykus. Pirmiausia, didieji muziejai turi labai daug savo eksponatų patalpinėmis svetainiai. Ir didžiuosiuose muziejuose jūs nepateksite į tas vietas, kur laikoma tai, kas jums galėtų būti aktualu. Ekspozicijos viešos yra nuolat besikeičiančios ir ten yra labai labai mažas procentas nuotraukų, dokumentų. Jeigu jūs norite pažiūrėti, kas yra giliau, tai reikės arba atskirai susitarti, kad kas nors įsileistų, padėtų, ten jie tada žiūri, ką turi savo, sakykime, toj suskaitmenintoj bazėje ir čia priklauso, norės ar ne. O jeigu jūs norite aplankyti mažus muziejus, tai yra tikrai labai geras dalykas, dėl to, kad tikrai nebus to internete. Tai gali būti mokyklų muziejai, nes kai kurios mokyklos vis dar turi raštotyroje stiprius muziejus. Kai kurie yra išgriauti ir nieko nebelikę. Kai kurie tikrai turi medžiagos. Ir kartais būna taip, kad sako, ne, tai čia nieko nėra, bet atvažiuok. Atvažiuoji ir matai, kiek visko yra pridėta. Ir pats tas muziejininkas kartais nesugalvoja, ką parodyti. Bet jeigu leidžia žiūrėti, tai klausia, o čia kas, tai kiek visko gali surasti. Žodžiu, tai jeigu priima, tiesiog važiuojam, žiūrim ir viskas. Tik aišku, jau tose muziejuose reikia susitarti. Būna privatus muziejai. Nes tikrai žmonės kraštotyrą domisi ir kartais tiesiog susikūrė iš to, ką surinko, iš to kaimo, iš tos apylinkės, iš to krašto. Tai tiesiog irgi galim keliaudami, ieškodami tų savo giminės pėdsakų, apsižiūrėti, ar nėra privačių muziejų, kur žmonės tiesiog savo sodybose yra įkūrę ir priima lankytojus. Į bažnyčias keliaujant, sakykime, norime mes naujesnių metrikų, kurie nėra skaitmeninti, tai reikėtų nusiteikti dviems variantams. Vieni kunigai supras, o kiti ne. Tie, kurie nesupras, arba reikės ieškoti pažinčių, kurios galėtų nuvesti prie to kunigo ir galbūt kažką jums sutiks paieškoti. Arba nusiteikti, kad nieko nebus bent jau kol kas. Jeigu yra šitas variantas būtent toks, kad nesupranta, neleidžia, pavyzdžiui, man iš patirties buvo, kad galų gale giminės priprašė, kurie ten gyvena, kad pažiūrėtų, tai surašė datas, ko aš ieškojau, bet man jos nestipriai padėjo. Ką darysi? Kol kas yra taip. Tai turbūt toks, nežinau, ar korektiškas patarimas, bet laukti, kol kunigas pasikeis, yra geriausias variantas. Arba tai, kas įmanoma, jau tada kreiptis į archyvą, ką dar turi kopijas archyvas, tai tada jau mes galim ten. Jeigu kunigas supranta, sako, atvažiuokit, susitarėt, tai pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie auką bažnyčiai, nes kažkas su jumis sėdės ir žiūrės. Na, retai kada, kad tiesiog leis kuistis pačiam. Arba kunigas, arba koks nors patarnautojas, vadinamos pročkelės, kažkas jūs nuves ir pagelbės. Reikėtų iš anksto pasiruošti sąrašą, ko jūs ieškote. Nes jeigu tiesiog norėsit peržiūrėti viską, tai bus be šansų, reikės savaitėje apsigyventi ten. Nebus taip. Turėti sąrašą, ko mes ieškom konkrečiai, kokiais metais ir tada matysim, ką turi bažnyčia, ko neturi. Neturi, vadinasi, ieškau kitaip. Labai konkrečiai, namų darbai. Na ir į kapines, ko gero, čia tas mūsų toks didžiausias ir laisviausiai prieinamas šaltinis. Į kapines keliaujant, pirmiausia, reikėtų pasitikrinti svetainėse. Tai CEMET yra mūsų pagrindinė, taip pat yra atsiradusi nauja Memorija Map, kurie konkuruoja dabar su CEMET ir kai kurios savivaldybės turi atskiras duomenų bazės. Tai
Čia pirmas dalykas. Pasižiūrėti, nes jeigu mums įmanoma surasti, o dažniausiai bus įmanoma surasti, jeigu nėra klaidų sistemoje įvedant ir jeigu antkapis įskaitomos būna, kad būna sufotografuoti tie antkapiai ir jeigu ten nelabai aišku, tai ir palikta tuščia. Tai mes per paiešką jau nerandam. Tada važiuosim į kapines ir žiūrėsim. Toliau. Kaip ir sakiau, jeigu mes norim susisiekti su giminaičiais, šiais laikais yra gana sudėtinga tą padaryti, yra socialinių tinklų variantas, yra variantas palikti raštelį kapinėse. Geriausia žibinti, nes jeigu šiaip prispausim, tai gali ten nuskraidinti vėjas šiais laikais, taip sakant, paskutinių kelių metų patirtis mums rodo, kad vėjų yra. Tai dedam raštelį į žibintą, nes dažnai jų yra. Palikta ant kapo. Ką rašyti? Aš rašau taip. Aš esu tokia ir tokia. Aš sudarinėjau giminės medį. Esu tokios močiutės, mano močiutė tokia, promočiutė ta, promočiutė ta, kad žmonės suprastų, iš kurios aš pusės esu, žodžiu, atkeliavusi. Ir jeigu jūs esate šitas giminės atstovas, prašau susisiekit, palieku savo kontaktą. Na ir yra šansas, kad paskambins. Gal yra žmonės, kurie jau seniai ieškojo giminių. Gal turės ko pasidalinti, o gal sakys, ne, atstokite nuo manęs. Visaip gali būti. O gal bus taip, kaip man atsitiko, kad turės nuotraukų, kurių niekas giminiai daugiau nematė. Seniai. Taip irgi gali nutikti. Va. Jeigu būna ant kapo tik pavardė, tai jau yra sudėtinga situacija, nes ta istorija dingsta iš esmės. Ir jeigu mes matom, kad yra pavardė tik tos šeimos, nu, pavyzdžiui, Mikučių šeima, mums tenka tada aiškintis, kas tame kape yra palaidoti. Mūsų ar ne mūsų giminėje. Vėl tie rašteliai gali pagelbėti, arba tada, jeigu turim pažįstamų jau giminių, iš tos pusės reikia aiškintis. Pavyzdžiui, mano giminiai buvo atvejis toks, kad man tėčio antros eilės pusseserė papasakojo, kur yra palaidoti proproseneliai. Kitu atveju niekaip nebūčiau žinojus, nes yra tik pavardė. Tai ir dabar žinau, bet iškalta nėra. Ir jeigu kada tvarkysite antkapius, būkite geri, jeigu jums rūpi šitą temą. Nepataupykit tų kelių raidžių. Iškalkim tuos vardus, kurie yra. Nes po to būna žmonėms labai sudėtinga atsekti. Jeigu jau tą tradiciją turim, tai yra labai lengva kažką panaikinti, sunku išsaugoti arba atkurti. Tai tiesiog pasistengim, kad dar išliktų. Gal kada nors pasikeis iš viso, mūsų kapinės bus kokios nors kitokios, niekas nebežymės, kas ten palaidota, bet kol kas turim šitaip. Tai yra vienas iš istorijos šaltinių. Jeigu atsitinka taip, kad nerandam, sakykim, tos internetinės sistemas, norim surasti kapą, važiuojam, ieškome, norim išsiaiškinti, kas yra ant antkapio, o įskaityti labai sunku, nes yra grioveliai, bet sunkiai žiūrimi. Tai yra keli variantai, ką galima padaryti. Pirmiausia, fotografuoti ir bandyti visaip manipuliuoti nuotrauką, keisti spalvas, gal ten išryškės tos raidės. Kitas paprastas variantas - atsinešti buteliuką vandens, sušlapinti, paimti savo žemių, braukiam per antkapį ir žemės įstringa į tarpelius, žiūrim ar matosi. Na ir dar vienas variantas, tai žmonės perka skutimosi putų ir irgi lygiai taip pat. Užpurškia, nubraukia, kas įstringa į tarpelius, gali būti žymiai lengviau perskaityti. Va. Gerai. Atleiskit, kokį internetinį resursą minėjot? Memory ten kažką tai šalia Semeti? Yra Semeti, yra Memoria Map, bet jūs šitas nuorodas gausite. Memorija? Aš parašiau į susirašinėjimą, dar kartą noriu priminti, kad įrašas būtų geros kokybės, prašysiu rašyti klausimus į susirašinėjimą mūsų. Ar jeigu galėčiau šito paprašyti, būtų labai puiku. Ir pavadinimus visus nuorodas jūs gausite, kad nereikėtų dabar galvoti, kaip ten rašoma. Tai jūs galėsite pasižiūrėti, paspausti nuorodą ir nukeliauti ten, kur reikia. Va. Galvoju, ko dar aš jums nepasakiau. Na,
turbūt eisim link pabaigos, o po to į klausimus atsakinėsiu toliau. Tai iš tikrųjų dar kartą noriu pakartoti, kad mūsų giminės istorijoje tikrai yra užfiksuota labai daug dalykų. Ir mūsų tas paveldas ir istorija yra matai, ir menas, muzika, šokiai, visa tai yra mūsų giminės istorijoje. Ir tą pažindami mes savaime pažįstam ir savo aplinką, kurioje augome, ir patys save. Na ir tai yra vienas iš kelių šaknų pažinimui. Nėra vienintelis, vienas iš įrankių. Bet taip, šališkai sakant, visai turbūt neblogas kelias ir tai yra toks asmeninis kelias. Mes per savo šeimos patirtį galime pažinti savo šaknis. Laikas klausimams. Prieš pradėdama atsakinėti primenu, kad rugpjūčio 31 prasideda nauja serija genealogijos pagrindų. Jūs galite registruotis. Visų paskaitų įrašai bus, o kaina yra laisvai pasirenkama pagal galimybės ir norą. Nėra nustatytos sumos, kad tikrai visi galėtų sudalyvauti. Va. Na ir korteles irgi galite įsigyti, kurios skirtos šeimos pokalbiams, o taip pat ir informacijos apie giminę rinkimui. Iki rugsėjo 15 galioja dabartinė kaina, vėliau jo šiek tiek brangs. O dabar aš einu skaityti klausimą. Gal galite paaiškinti, kodėl iš genio atsisiuntus get failą jis kompiuterį neatsidaro? Kaip kitaip galima atsisiųsti ir išsaugoti savo medį? Ir jau turite atsakymą, kad tam failui reikalingos papildomos programos, bet iš esmės tai yra taip, jūs atsisiunčiate, jį galite saugoti savo kompiuteryje. Jeigu norėsite jį persikelti į kitą programą, tai jūs tiesiog jį turėsit įkelti į programą, kuri skaito. Tai gali būti kompiuteryje atsisiunčiama programa, arba gali būti tos, sakykime, internetinės svetainės, kurios skaito tą failą. Tai visos MyHeritage, visos Ancestry, Geni, jūs galite įkelti. Ir viską matysit tada gražiai schemą. Nes tas get failas yra tekstinis failas, tarsi kodas, sakykime, jūsų giminės medžio. Ir jį aiškiai skaityti gali programos, kurios atgal suves jūsų tą failą į giminės medžio formą. Ar egzistuoja kapinių knygos planai? Su kapinių knygomis labai keista situacija. Tikrai 18-19 amžiaus ne. Bet net ir naujesni, jie tarsi kažkas egzistuoja. Cemeti giriasi, kad jie yra pradėję suvedinėti informaciją iš kapinių knygų. Pasiekti būtent tas knygas yra labai didelis iššūkis. Seniūnijos turi jau naujesnių laikų, tai gali patikrinti. Bet būna, pavyzdžiui, tokių situacijų, kur yra žmogus tikrai palaidotas, bet bažnyčia matyti neperdavė seniūnijai, dar ten 79 metais sako, nėra. Ne, čia vėlesnis jau laikas. Nėra to įrašo. Ir taip ir nėra. Bažnyčiai yra įrašas apie mirtį, o kapinių knygoje ne. Nežinau, kodėl. Kitas dalykas, jeigu kas nors senesnė ir egzistuoja, kažkaip labai slepia. Ten kokia bažnyčia gal gali turėti, ar kažkur gal kapinių sargai saugo, labai slepia ir nerodo, o cemeti tai aišku jau yra kita situacija, jų statusas leidžia išsireikalauti. Tai va, kol kas man nepavyko pasiekti kapinių knygų. Visur labai išsisukinėja. Tų, kurių man reikėjo, nieks neparodė. Bet tokio senumo ne. Tai yra mirties tiesiog metrikų įrašai. Mirties metrikai, mirties įrašai, bet ten jau nerašo. Ir nėra aišku, kur palaidotas žmogus. Tuo labiau, kad dalis jų buvo laidojami kaimo kapinėse, tai tuo labiau nėra planų. Vienu žodžiu. Gal žinot, ar Žemaitijų valstiečių šeimoje visada turtas paliekamas vyriausiam sūnui, jei sūnus šeimoje negimė, kur Žemaitijoje vykdavo bažnytinė santuoka, ar jaunosios parapijoje ir jaunoje. Na, pirmiausia, aišku, vyriausiam sūnui turėtų priklausyti, o tada jaunesni sūnus arba eina užkuriais, arba kampininkais pas brolį.
Bet jeigu sūnų ir šeimoje negimė, na, tai tada jau kita situacija, tada dukroms paliekama, na, ir tada kažkuri dukra lieka ir atsiveda žentą. Bet čia vėlgi yra variacijų ir, sakykime, sutartis pasirašinėjimos irgi ten yra įvairūs dalykai, kai tie žentai atsiranda. Tokių keistų dalykų būdavo. Tai čia priklauso. Dėl santokos, na, teorija sako, kad jaunosios parapijoje, praktikoje būna visaip. Jeigu neradot jaunosios parapijoje, tai, žodžiu. Gal yra kokios programos, kurios leistų lengviau perskaityti bažnytinius įrašus? Neišversti, o įskaityti. Tikrai bus tokių žmonių, kurie jums pasakys, kad pasitelktumėte dirbtinį intelektą ir jums pagelbės. Aš nesu tas žmogus. Yra transkribus įrankis, kuris yra apmokomas ir būna žmonės patys savo susikuria tuos modelius, juos apmoko, yra ir iš archyvo šitos pastangos dedamos, bet jiems niekaip nesisekė rasti pakankamai savanorių, kurie norėtų apmokyti dirbtinį intelektą. Bet tai bent jau yra logiškas žingsnis apmokyti konkrečiai tam skirtą įrankį. Jeigu žmogus sako, kad pasinaudok ChatGPT arba Gemini arba dar kokiu nors ten klodu ir dar kažkuo, tai iškart reikia abejoti informaciją jo giminės medijai. Dėl to, kad analizuoti šituos metrikus, tos programos yra tiesiog nepajėgios. Žmonės, kurie yra tuo įtikėję, nereaguoja į jokius pavyzdžius, kur yra aiškiai parodyta, kokias nesąmonės parašo po to tie įrankiai. Ir tada ginčytis neįmanoma, bet tiesiog jums sakau, kad tai yra nesąmonė. Labai paprastai, buitiškai sakau, kad tai yra nesąmonė, nes tų įrankių tikslas nėra jums suteikti teisingą informaciją ir dabar jau pradeda šitą taikyti, kad aš nesu pajėgus šitai užduočiai. Bet dažnu atveju tai bus fantazija. Tiesiog užpildo spragas, kurių nežino. Mano propromočiutės gimimo įrašą, jos vardas Kazimiera, jos tėvai Julijonas ir Teklė, šitas daiktas perskaitė taip. Tai yra berniuko gimimo įrašas, skirtumas tarp tikros gimimo datos, ta, kurią perskaitė dirbtinis protas, yra virš 20 metų. Kažkur gimė Rusijoje, Vladimiro srityje, tėvas kažkoks ten nežinomas, po to, kai pasakiau, kad tai ne berniuko įrašas, o mergaitės, tai sako, atsiprašau, tai jau tada tėvas kažkoks ten atsargos kareivis, vienu žodžiu, va čia taip, tokio lygio. Ir kartais tada žmonės sako, tai žinokite, galima po to pasitikrinti, bet palengvina. Tai jeigu tu niekada neišmokai, kaip skaityti pats ir nori, kad tau kažkas kažką lengvintų, tai kaip tu gali pasitikrinti ir žinot, kad tu pasitikrinai teisingai. Mano požiūris yra toks, labai atsiprašau tų, kurie naudoja dirbtinį intelektą savo gyvenime, aš nenaudoju, dėl to labai kritikuoju jį. Nes per daug nesąmonių, kad mes galėtume jau pasitikėti. Ypač genealogijai. Vienintelis variantas, kur pateisinu dirbtinio intelekto naudojimą, yra indeksavimas įrašų, pavyzdžiui, Ancestry jūs duomenų bazę. Pasižiūrėsit, kiek ten yra dokumentų. Jeigu jie nebūtų indeksuojami dirbtinio intelekto pagalba, tai mes iš vis negalėtume naudotis paiešką ir niekada tų dokumentų nepasiektume. Kol galės suindeksuoti Lietuvoje esančius bažnytinius įrašus, konkrečiai bus naudojamas transkribus, praeis dar labai daug laiko. Ir su sąlyga, kad atsiras žmonių, kurie norės tai daryti, apmokyti dirbtinį intelektą ir kad tie, kurie norės tai daryti, yra patys pajėgus teisingai apmokyti, o ne sufantazuoti. Tai, žodžiu, sudėtingi dalykai. Esu pasidarius DNA tyrimus MyHeritage svetainėje ir šiuo metu atsirado naujas skiltis. DNA atitikmenys su žymiais žmonėmis. Ar tie tyrimai atitinka realybei? Žodžiu, pasakysiu tai. DNR testų
tos kompanijos, viskas gerai, mums yra naudingi tie testai, aš nesu iš tų, kurie prieštarauja, turiu pasidarius testus, daug naudingos informacijos galima surasti. Bet jie vis prideda funkcijų, kurios yra daugiau marketingui negu teisybei. Ir atsiranda kažkokios naujos skiltys. Paspauskite ten. Pavyzdžiui, jeigu tai vyro testas, apskaičiuoti haplogrupę Y chromosomos tyrimui. Skaičiuoji tą haplogrupę ir tada viskas gerai, gauni tą koduką, tai kaip ir naudinga. Bet tada sako, jūs dabar turite užsisakyti testą iš šitos įmonės, kad galėtumėte sužinoti daugiau. Ir tada prasideda tie spėliojimai, kur atitikmuo ten su kažkokiu žinomu žmogumi. Na tai, čia kolega Vytenis galėtų daugiau pakomentuoti, aš tiek daug neišmanau. Va, jis jau komentuoja, skaitykit, prašau. Aš tiek daug neišmanau apie genetinę genealogiją, tik tais iš bendro supratimo. Tai perskaitysiu tiesiog Vytenio citatą. Genetinės atitikties su žymiais asmenimis balas rodo, kaip artimai modelis atitinka jūsų DNR ir atspindi, kaip gerai senovinių populiacijų derinys atitinka jūsų genetiką. Supratot? Aš nelabai. Bet iš esmės tai tos naujos skiltys, kurios atsiranda, pats principas jų yra, jeigu norėsit ten daugiau, giliau sužinoti, reikės papildomai pirkti paslaugų. Tiesiog tai turėkit galvoje. Jeigu, sakykime, žmonės darosi testus dėl etniškumo, tautiškumo rezultatų, kur ten procentas baltų, slavų ir taip toliau, reikėtų irgi žinot, kad viskas yra gerai. Tai yra iš esmės kaip ir teisinga informacija moksliškai, bet ji yra išvedama ne pagal tai, ką gali Y chromosomos arba mitochondrijų tie tyrimai, kurie nurodo haplogrupę iš tėvo arba motinos linijos. O iš autosominių testų daromas išvados, kad tu esi 92% baltas ir 7% žydas ir 1% koks nors ten iš Balkanų. Tai yra išvados, kurios daromos lyginant duomenis visų žmonių, kurie pasidarė testus toje įmonėje ir kai daugėja žmonių toje duomenų bazėje rezultatų, išvados nuolat keičiamos. Ir staiga sužinosite, kad jūs Balkanų iš viso neturite. O tada staiga po kito atnaujinimo jie iš kažkur atsiras. O žodžiu, tai turėkim tą galvoje. Pagrindinė tai išvada, kad, sakykime, didžioji dalis ten baltų arba pusė ten, galbūt jūsų ten tėvas italas, ar ne? Kad ten 47% iš ten. Tai viskas aišku. Bet gali keistis tie skaičiai ir mainytis ir visokių tokių dalykų. Va. Žodžiu, tai turėkim tą galvoje ir būkime atsargus, nes tos įmonės, jų tikslas vis tiek yra parduoti jų paslaugas ir po to paprašo dar papildomai iš ko nors susimokėti. Tai nepriimkim ten visų tų už gryną pinigą. Pavyzdžiui, ten rodo senovinė kilmė, vien iš autosominio testo. Kaip ten judėjo? Tai ten didžioji dalis informacijos yra teorinė. Tiesiog teorinė pagal tą bendrą modelį, kad jeigu jums sako, kad 92% baltų, tai pagal bendrą teoriją tie baltai iš kur kaip jie ten judėjo. Bet tai nėra konkrečiai apie jūs, kad čia asmeniškai kažkas jums pasakė šitą išvadą. Tai yra apie bendrą grupę. Vyteni, pasakyk, ar nemeluoju. Ne, iš tiesų tai į DNR testus gilinuosi jau ne vienerius metus, bet kadangi nuolat mums pateikia naujos informacijos ir kai nesu šito mokslo atstovė niekaip, tai vis naujovių irgi pasiseka sužinoti. Bet labai šaltų protų kartais reikia vertinti šitą informaciją. Tai jei DNR rodo artimą sąsają su kažkuo, tai tiesa ar ne? Jei nerodo, tai nebūtinai tiesa. Aha, gerai. Labai geras klausimas. Žodžiu, su DNR sutapimais, autosominis testas, ar ne, mums rodo sutapimus su žmonėmis, su kuriais bendras protėvis yra kelių šimtų metų laikotarpyje. Ne kažkur prieš 1000 metų. Keli šimtai. Ir jeigu jums rodo sutapimą, tai jis ir yra. Jeigu jums rodo, kad jūs turite brolį, kur bendras vienas iš tėvų, vadinasi, jis yra. Nereiškia, kad čia klaida ir jūsų tėvai buvo šventi. Labai grubiai sakau, bet realaus gyvenimo pavyzdžiai. Jeigu jums rodo, kad jūs turite pusbrolį, jis yra.
Ne klaida. Čia aišku, ar ne? Jeigu jums nerodo giminystės su žmogumi, kuris žinot, kad tikrai pasidarė testą toje pačioje įmonėje ir jis yra artimesnė giminystė negu antros eilės pusbrolis ar pusseserė, vadinasi, jis nėra jūsų kraujo giminai. Irgi labai aiškiai. Jeigu darė žmogus testą, jo nerodo, jis nėra jūsų kraujo giminaitis, yra paslapčių. Jeigu žmogus yra giminystė nuo trečios eilės pusbrolių pusseserių, tada atsiranda tikimybė, kad jums persidavė skirtingi segmentai ir jūs esate giminės, tik jau per maži bendri skaičiukai ir sistema jums tą konkrečiai neberodo sutapimo. Su kiekviena tolimesne eile šita tikimybė didėja. Trečioji eilė yra minimaliai iki 1% ten kažkoks skaičiukas, kad gali jau nerodyti. Ketvirta, penkta, šešta, jeigu mums visus juos rodytų, pagalvokit, kokie būtų skaičiai. Būtų neįmanoma. Dabar mes turim kažkokį ribotą skaičių. Tai kuo toliau, tuo labiau atsisijoja. Bet jeigu jums nerodo, kad jūsų pusbrolis yra jūsų pusbrolis, jūs galite save apgaudinėti, bet jis nėra. Kur paslaptis, tada jau lyginam visus rezultatus, žiūrim. Dėl to labai svarbu prieš darant testus nusiteikti viskam. Jeigu jūs bijote, tai geriau nedaryti. Jeigu jūs bijot, ką išsiaiškinsite, nedarom. Jeigu nebijot, norit išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų yra, gerai. Turint galvoje, kad gali pasikeisti jūsų gyvenimas ir kažkieno kito. Visokių dalykų gyvenime vyksta. Prancūzijoje vienu metu buvo uždrausti DNR testai, man atrodo, dabar nebėra. Nesu tikra, bet leido tik tais teismo priskirtus. Dėl to, kad labai dideli neištikimybės procentai. Per daug suirutės buvo uždrausta. Gerai. Ar turim dar klausimų? Greitai pavyko viską jums papasakoti. Bendrai kalbant, jeigu šiaip apie giminaičius, apie šitą dalį, aš vadinu gyvąją genealogiją, tai būna kartais tie atvejai, kur susipažįstate, sužinot informacijos ir tada kažkaip sunkiai po to sekasi bendrauti. Tai tikrai labai dažnai tai būna ir ne su visais mes bendrausim. Su kai kuriais gal norėsim palaikyti ryšius, norėsim organizuoti giminės susitikimus, tai kam nusiteikti? Pirmiausia, bus sunku, nes žmonės tiesiog iš eigos, kai gyvena, tai pamiršta paskambinti, nors kaip ir norėtų bendrauti. Ir prasideda tada jau tie tarpasmeniniai klausimai, kaip ir bet kurios rytį gyvenime. Tai tiesiog, jeigu turim tikslą, kad norim suburti giminę, tai reikės būti tuo, atsiprašau už prancūzų kalbą, bet tuo durnium, kuris tai darys. Tiesiog labai realistiškai reikės būti tuo durnium. Reikės skambinti, reikės rašyti, nes kiti nebūtinai paskambinti. Užtruks laiko. Bet jeigu jums atrodo, kad svarbu, man atrodo, kad svarbu, nors kartais tikrai jis yra rankos, tai tada reikės tą darbą daryti. Ir net jeigu ryšiai nutrūkia, tai įmanoma. Tokių sėkmės atvejų žinau. Yra tokių giminių jau, kur stipriai tie ryšiai susimezgė ir jie kiekvienais metais ar kas kelis metus susitinka, žodžiu, ir viskas vyksta. Bet dar vienas dalykas, jeigu situacija yra įtempta dabar, ne prieš 100 metų kažkas susipyko, o dabar, tai neapsikraukim nei savęs, nei tų žmonių. Nebūtinai pavyks susitaikyti su visais, gyvenimas yra gyvenimas, visokie turto dalybos klausimai galioja visoms giminėms ir tiesiog reikia kartais palikti viską truputį ramybėj. Ir tada jau ką padarysi? Yra kaip yra. Gal kažkas kitas gali surinkti tą informaciją tada. Gal galim kažkieno paprašyti. Bet neperspauskim savęs ir kitų. Taip. Čia ir klausimas. Mes darėmės kelis variantus dėl DNR su dukra mediciniškai 99, bet visiškai negiminės. Kaip tai paaiškintumėt?
Norėčiau pamatyti, kaip atrodo tas, kas visiškai negiminės, ar nerodo iš viso. Čia kažkas keisto. Jeigu jums tas medicininis teisminis testas rodo 99,9, tai turi būti. Tik tais procentas bus 50, nes tie testai giminystės, jie ne tikimybę giminystės rodo, o kiekį bendrų segmentų. Tai apie 50 su vienu iš tėvų ir su kitu. Tai gali būti 49,7 su vienu ir 50,3 su kitu. Gali šiek tiek sviruoti, bet šiaip kažkas tada ne taip. Arba klaida kažkokia buvo tiesiog darant testą. Kažkas su mėginiu ne taip, bet šiaip tai turi rodyti. Jeigu jūs tikrai žinot, kad tai yra jūsų vaikas ir, kaip sakote, yra medicininis testas. Taip, kokią informaciją galima sužinoti iš archyvų ir metrikų? Nežinau, kaip trumpai atsakyti. Metrikose jūs rasit savo giminaičių, protėvių, svarbių gyvenimo įvykių užfiksavimą. Nes didžioji, sakykime, dalis Lietuvos populiacijos buvo katalikai, arba liuteronai, arba žydai, arba reformatai ir visi fiksavo svarbius gyvenimo įvykius. Krikštą arba kita, sakykime, forma to gimimo užfiksavimo santuoka mirti. Liuteronai dar ir konfirmacija. Tai iš to jūs tada rinksite informaciją apie vietovės, datas, pavardės, vardus. Ir taip statysit savo giminės medį. O tada prasideda dar kiti šaltiniai, surašymai, kokie nors ten bajorystės dokumentai, jeigu tai kilminga šeima ir panašiai. Vyro tėtis rastinukas. Buvo 2 broliukai, dvyniai rasti po tvorijos, priglaudė ir suteikė naujas pavardės 2 seseris. Dabar jau nieko gyvų nėra, kas gali ką nors papasakoti. Vyro teta buvo sakęs, kad jie yra vokiečio darbo. Kaip galima būtų kažką pasiaiškinti, ar šansų nėra. Dana. Tiesiog, kas dar yra gyvi iš jų šeimos, jeigu dar yra gyvas pats vyro tėtis, tai būtinai jam. Ir iš karto daryti ir Y chromosomos testą, kol yra. Jeigu nebėra, tada pačiam vyrui. Kuo greičiau. Vieni gimė 46 metais. Biržuose. Tada pačiam vyrui. Iš karto. Ir būtinai tada Y chromosomos irgi. Nes vėliau ateityje gali iš to irgi paaiškėti. Kol turim galimybės, jeigu nusprendžiam, kad mums yra priimtina daryti DNR testą, tada kuo greičiau visiems, kam įmanoma. Kuo vyresnis, tuo greičiau. Tiesiog. Pavyzdžiui, savo seneliams nespėjau nei vienam padaryti, nes kai jau supratau, kad reikėjo, tai jau kas buvo šoks tai po pietų. Supradžiu. Kas sutinka daryti testus, jeigu mes nusprendžiam, kad mums priimtina, jaučiame saugiai. Nes yra kas gal nesijaučia, tai irgi viskas gerai. Tai jeigu mes nusprendžiam, kad reikia, kad norime išsiaiškinti, iš karto. Nuolaidos būna labai dažnai. Tai tiesiog reikia imti ir daryti. Dar kokį paskutinį klausimą priimkime. Ir tada jau keliaukime ilsėtis. Jeigu yra, sakykite dabar. Gerai, kol laukiu, jeigu dar kas nors rašo, tai primenu, kad registruotis galite į rytojaus nemokamą paskaitą, jeigu turite savo aplinkoje mokinių, nes kalbėsiu apie tradicinę kultūrą mokiniams, kokie principai, kaip perteikti, žodžiu. Va, ir toliau nuo 31 prasideda 4 paskaitų serija genealogijos pagrindai. Tai jau labai konkrečiai apie šaltinius, apie metrikus, kaip juos skaityti, kaip juos susirasti, kaip naudotis elektroninę archyvo informacinę sistemą. Visi šitie dalykai. Ir toliau, kas bus, dar nežinau, bet pranešiu. Žinau tik, kad rugsėjo 27 bus paskaita Švėkšnoje. O daugiau, kaip Dievas duos. Va. Dėkui, kad klausėtės ir tikiuosi susitikti ateityje.
Įrašas bus rytoj. Visi, kurie užsiregistruoja iš anksto, gauna įrašus po visų paskaitų. Ramaus vakaro jums linkiu ir sakau iki pasimatymo.